Labas. Šiandien mūsų geriausias pagalbininkas bus tiesiog teptukas. Būtent va toksai smailėjantis, dailus teptukas, gali būti mažesnis, gali būti didesnis, gali būti dar didesnis. Pasiimsim keletą skirtingo dydžio teptukų ir jų pagalba kursime gėles, pažiūrėsime, ką galima padaryti labai paprasto, labai nesudėtingo, bet pakankamai gražaus ir įspūdingo. Tai kviečiu pabandyti kartu su manimi sukurti gėlių puokštę prie darbo. Taigi, pasigriebsiu pirmą kažkurį teptuką, pradžiai gal tokį šiek tiek mažesnį. Ir pirmiausia pabandysime, ką galima padaryti vien tik tai uždėjus ir pakėlus teptuką. Akvarelė visada imu ne tiesiai iš indelio, bet kad jinai būtų tokia gana drėgna, aš pasimaišau pirmiausia atskirame indelyje, pasidarau ganėtinai ryškią spalvą, jeigu noriu, kad gerai matytųsi, galima daryti ir labai švelnią šviesę. Ir viskas, ką padarau, tiesiog labai gerai sušlapinu teptuką ir pasižiūriu, ką galiu, kokią gėlę galiu padaryti vien tik tai va, uždėdama ir pakeldama teptuką. Aš uždedu ir pakeliu ir man vien nuo to atsiranda žiedlapis. Dabar viskas priklauso nuo paties teptuko galo. Nuo to priklauso, ar bus apvalesnis, ar bus smailesnis gėlės galas. Ir kartais, matote, ne visa spalva užsipildo žiedlapis. Kartais, kol jisai šlapias, gana gražiai atsispaudžia, o kartais ne visai. Tada aš turiu grįžti ir truputėlį pataisyti. Ir jeigu man reikia sukti žiedlapius, aš galiu arba sukioti ranką, arba jeigu mano ranka prasčiau sukiojasi, galiu sukti popieriaus lapą ir pasidaryti tokį vaizdelį, kokio man norisi. Tai viena paprasčiausių gėlių versijų yra tiesiog, taip, uždedant ir pakeliant teptuką padaryti. Ir įdėkim dabar kokį tamsų viduriuką jai. Specialiai palikau dabar dar čia ganėtinai šlapę ir dėsiu šiek tiek tamsos į vidurį ir leisiu, kad išsilietų šiek tiek į tos žiedlapius. Na va, ir kad nebūtų šita gėlė labai vieniša, pabandysiu dar vieną tokią pačią šalia, bet su mažesniu teptuku. Pavyzdžiui, tokiu. Nes kiekvienas teptukas mums duoda vis kitokį efektą. Va. Idėja ta pati. Sušlapinu teptuką, jį uždedu ir pakeliu. Kartais gali tekti pakartoti kelis kartus, nieko tokio. Va, sukioju ranką į visas pusės arba popierių. Ir išeina dar viena, tokia pati, tik tai mažesnė. Jeigu man per ryšku, truputį bėga spalva, ten kur nereikia, aš galiu pasisausinti teptuką ir šiek tiek nusausinti. Pavyzdžiui, čia aplink tą viduriuką, kad nebėgtų. Pasimsiu tualetinio popieriaus arba popierinės servetėlės ir čia prie viduriuko šiek tiek nusausinsiu. Tada bus tamsus viduriukas, prie jo šiek tiek šviesiau, o galų specialiai paliksiu tamsesnius, nenusausintus, kad būtų tamsesni galiukai, kai išdžius. Galima tokią pačią gėlę padaryti, vien tik tai keliais teptuko paspaudimais, kur yra neprasiskleidusi, tada keliauju ne ratu aplinkui, o pavyzdžiui dedu 1, 2, 3, galbūt dar galim 4 uždėti šitą pusę. Ir dabar nesu rudu, rudas yra ten, žiedo viduje, o mes jį matome šiek tiek iš išorės. Dabar uždėsim žalią tokį galiuką ir galiu arba jį
palikti nesusijungusi, arba jeigu noriu, galiu leisti šiek tiek prisijungti ir žaliai spalvai nuvarvėti į tą geltoną. Padarysiu dar vieną neišsiskleidusi žiedą, bet šį kartą didesnį. Va. 1, 2 ir 3, tarkim. O čia iš šono gal, pavyzdžiui, dar kokį mažiuką įdėsiu. Ir vėl tą patį. Ir galbūt netgi, čia ploną bandau kotelį nupiešti, nespausdama teptuko. Ir tada dar padarysiu keletą tokių labai nedidelių, kur tik pumpurėlį, reiškia vienas prispaudimas. Va. Pukšt. Pukšt ir viskas. O šitiems mažesnius įdėsiu. Gal čia galima kelias įdėti. Matot, tik tai teptuko prispaudimui. Nieko daugiau nedarau, tik uždedu teptuką ir atkeliu teptuką. Uždedu teptuką ir atkeliu teptuką. Ir tokiu būdu formuoju gėles. Pabandykime. Čia dabar šlapia, dėl to stengiuosi nepriliesti. Pabandykime dabar šitas gėles padaryti su koteliais. Čia liktai buvo kažkokios gėlės jo kotelis, tai mes jį pratęskim iki čia ir leiskim dar čia atsirasti keletui smulkesnių žiedų. Na va, pabandysim dar kartelį tą patį, ką darėm. Čia neprasiskleidęs žiedas, toksai 1, 2, galbūt 3 žiedlapiai. Čia pumpuras tik po 1 tašką ir... Ui, pasidariau ne tą spalvą, susigadinau truputį. Neplautų teptukų nieko, pasiimu iš naujo ir pasidarau ryškesnę spalvą. Na štai. Dabar čia labai tuščia. Ir pabandykime čia kažkokią truputį kitokią gėlę padaryti. Lygiai tuo pačiu teptuko paspaudimu. Pasimaišysiu kiek kitokį atspalvį, bet tegul būna geltona vis dar. Žinokit, nežinau, kokias aš čia gėlės darau. Darau tiesiog gėlės. Na va. Ir čia pabandysim padaryti gėlę su platesniais žiedlapiais. Tai reiškia, aš dabar dėsiu ne 1 paspaudimą, o 2 paspaudimus. Dabar palieku tarpelį, dedu teptuką, pakeliu ir tada tokia, kaip V raidė praktiškai darau, ar ne? Va vėl dedu teptuką, atkeliu, šiek tiek pasuku, kad būtų tokia kaip V raidė. Ir tada turiu tokius platėjančius šiek tiek lapelius. Dedu ir atkeliu. Dedu, šiek tiek pasuku. Nei tai V raidės, nei tai širdutės. Vėl dedu ir atkeliu. Dabar kažkaip labai arti tas gėlės dvi vieną šalia kitos padariau. Tai dar padarysiu šičia dar vieną, kad nebūtų labai nuobodi kompozicija. Na va, čia gali susiliesti, nieko tokio. Ir padarysim tą patį. Viduriuko nepadariau. Tai šitom tegul būna koks raudonesnis viduriukas, ne? Per sausą šiek tiek spalvą paėmiau. Gerai, bus gerai. Ir dabar padarysim tą patį kaip čia. Neprasiskleidusi žiedą, bet ne iš viengubo, o iš dvigubų lapų. Ir tada darysiu tik tai 2 lapelius, 2 V raidytės. Su plonu teptuku. Gražią žalią spalvą būtų gerai pasidaryti. Su plonu teptuku užsidedu galiuką. Dabar
Lapus, galvoju, galim irgi padaryti lygiai taip pat su teptuko paspaudimais. Tiesiog pasidarau lapą, iš vienos pusės padėlioju, prispaudus teptuką ir iš kitos pusės tiesiog pridedu ir atkeliu teptuką. Ir man išeina gėlės lapai. Padarau brūkšnelis, tai yra kotelis, tada dedu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nebūtinai vienodai turi būti, ar ne? Čia labai tuščia, padarysiu dar kotelį su pumpurais. Dabar jeigu dariau širdeles tokias, ne, tai ir toliau ir pumpurams galiu daryti širdeles. Tai reiškia, paimu 1 ir 2. Ne, 1 ir 2. Jeigu visai mažas pumpuriukas, tai tada jau dedu 1. Štai, dar kartelį čia. 1 ir 2, gal net 3 galim padėti. Ir dabar padarysim dar keletą lapų. Lygiai taip pat, tik su teptuko prispaudimu. Netyčia įlašinau vandens į šitą gėlę. Reikia pavalyti, nes paskui pasikeis labai spalva. Na va, ir pabandykim dar įvesti šiek tiek lapų. Dabar dariau lapus su plonu teptuku. Čia priekyje šiek tiek turiu vietos, tai galvoju galima patankinti lapiją ir pripaišyti daugiau lapų. Ir šį kartą imu, jie yra arčiau, didesni. Ir dabar imu su dideliu teptuku ir darau tą patį. Nesušlapo gerai. Va. Uždedu, atleidžiu, uždedu, atleidžiu, uždedu, atleidžiu, uždedu, atleidžiu, uždedu, atleidžiu. Jau teptukas džiūsta, reiškia vėl reikia pasimti dažų. Pasuku ranką arba pasuku popierių ir uždedu, atleidžiu, uždedu, atleidžiu, uždedu, atleidžiu, uždedu, atleidžiu. Kuo apvalesnis teptuko galas, tuo apvalesnis bus lapo galas. Kuo plonesnis teptuko galas, tuo plonesnis bus lapo galas. Pabandysim dar padaryti keletą kitos spalvos lapų. Ir kitos formos šiek tiek, vien dėl to, kad pasiimu kitą teptuką. Ir vėl dedu, uždedu, atleidžiu, uždedu, atleidžiu, uždedu, atleidžiu, uždedu, atleidžiu, uždedu, atleidžiu. Mano teptukas yra kiek smailesnių galų. Ir šį kartą ir lapeliai truputį smailesni, bet nesmarkiai. Ir man čia kažko pritrūko, tai aš paprasčiausiai paimsiu ir padarysiu dar keletą raudonų žiedų, kur tiesiog uždedu ir atleidžiu, uždedu ir atleidžiu, pumpuriukai tokie. Uždedu ir atleidžiu. Štai taip. Dar dėsim keletą mažų lapelių. Ir gėlių puokštė baigta, kurioje ne tiek konkrečiai kažką piešiam, ar ne, kiek tiesiog pasinaudojame teptuku, uždėdami, prispausdami ir atleisdami. Jeigu norisi, kad išdžiūvę būtų labai tolygiai, reikia spalvą paskirstyti. Pavyzdžiui, va čia va uždėjau, atleidau ir kai kur daugiau kliuvo dažų, kai kur mažiau.
Todėl man išdžiūsta, va kaip čia atsiranda tokios dėmelės ant galų. Jeigu man tai patinka, viskas ok. Jeigu taip nepatinka, aš kol šlapia, šiek tiek tą spalvą išskirstau per visą lapelį. Tiesiog reikia dar paskui sugrįžti. Gaunasi taip, kad aš ne tik tai, taip uždedu, atleidžiu, bet aš dar tada tą formą pasitikslinu, palyginu ir tolygiau nuspalvinu. Tai tada išdžius šiek tiek tolygiau ir nebus šitų dėmelių. O man iš tikrųjų labai patinka, kai tokių lieka netikėtumo akvarelės ir netolygaus džiūvimo, tai aš saviškius palieku specialiai taip. Sėkmės kūryboje ir gražių gėlių!